Noriu jums užduoti vieną klausimą. Ką jūs darytumėt, jeigu turėtumėt tiek pinigų, kad jums nieko nereikėtų veikti? Nieko. Geras atsakymas, nieko. Kas dar ką? Keliautum. Labai gerai, puiku. Kiek laiko keliautum? Keliautum, kol tai atsibostų, taip? Bet aš vis dar turiu pinigų, jie niekur neišgaravo. Ir aš esu velniškai turtingas. Ką veikiu? Žmonės, kurie taip gyvena, jie pradeda ieškoti prasmės. Arba ne. Pakalbėsim šį kartą apie šitos du dalykus. Kai žmonės pradeda ieškoti prasmės ir kai jos neieško. Tai šitą klausimą būkit geri, užsirašykit, nes atsakę į šitą klausimą jūsų gyvenimas gali pasikeisti taip, kaip pasikeitė manasis. Aš savo atsakiau į šitą klausimą po 10 metų ieškojimo. Nuo to, kai išgirdau šitą klausimą, praėjo 6 metai, kai aš ieškojau prasmingos veiklos. Nors man atrodė, kad mano gyvenime nieko netrūksta. Aš dirbu, uždirbu pinigų, išlaikau šeimą, bet džiaugsmo nulis. Ir tai mane atveda į tai, kur jūs dabar visi esat. Didžioji dauguma jūsų. Kur stoti? Ką aš noriu veikti? Kas aš esu? Turi tokius klausimus ar ne? Taip, turi, aš žinau, nes kai aš jau čia man sakė, žinok, jie turi tokius klausimus, tu turi jam padėti tai atsakyti. Tai ir sakau, aš prieš baigdamas mokyklą net nesuvokiau, kur stoti, visiškai. O jeigu dar anksčiau grįžti, man buvo 12 metų, aš pirmą kartą pavartojau alkoholio ir parūkiau cigaretę. Neklausiu dabar klausimų, kada jūs tai padarėt, gerai? Bet mes visi apie tą patį. Ir mano gyvenimas ėjo, 18 metų, man atsibodo jau tai daryti. 20 metų aš atsisakiau alkoholio, atsisakiau tabako ir mano smegeninė pradėjo virti. Ir aš nesuprantu, kas daros. Mano pagrindinis tikslas, kai manęs vienas žmogus paklausė šito klausimo, buvo išsiaiškinti tai, kas yra gyvenimo prasmė, ką aš norėčiau veikti, jeigu turėčiau visus pasaulio pinigus ir man nieko nebereikėtų daryti. Tai mano pavyzdys iš tikrųjų parodė, aš ten klaidžiau normaliai nuo 12 metų iki 20 ir tikrai galėjau paslysti, tikrai galėjau prasigerti labai stipriai, galbūt galėjau kažkokį įsivelti kriminalą, sėdėti kalėjime ir taip toliau ir panašiai. Ir tai žmonės kartoja savo. Man tai tikrai taip niekada neatsitiks. Sako taip, galvojate apie tai, kad ten tie, kurie sėdi kalėjime arba prasigeria, arba narkotikų perdozuoja ir miršta. Jūs taigi nepasakysi, kad man taip irgi galėtų būti. Kaip dažniausiai žmonės sako, man taip neatsitiks, taip? Tai aš buvau vienas iš jų, aš sakiau, kad man taip neatsitiks. Ir kažkokiam gyvenimo etape, aš nebuvau prasigėręs, aš tą patį dariau, kaip ir visi. Penktadienis aš į klubą, šeštadienis darbiški į klubą, sekmadienis atsipalaiduoju, viskas gerai, pirmadienį einu į darbą. Ir aš sakiau, kad man tai jau tikrai taip niekad neatsitiks. Bet aš vienam gyvenimo etape supratau, kad jeigu aš dar labiau eisiu į tai, kad noriu pasilinksminti, man visiškai neįdomi gyvenimo prasmė ir aš toliau savo laiką švaistysiu veltui taip, kaip tą dariau daug metų, man atsitiks taip, kaip atsitinka visiems. Ir aš supratau, kad aš ten jau esu buvęs ir va tą gyvenimą, lyg tai būčiau prasigėręs, narkotikų privartojęs, aš jau ten buvau. Ir kažkaip sakau, neisiu. Einu kitų kelių. Atsisakiau visko. Ir kas tada? Tada tas klausimas. Stoviu ir sakau tam žmogui, sakau, gerai, pagavau. Viskas, suprantu, ko tu manęs klausi. Einu, pradėsiu prasmės ieškoti. O nuo kur pradėti? Sakau tam žmogui, tai ką man daryti? Jis sako, gerai, atsakeisi tą klausimą. Sakau, jo, atsakiau. Tai ką darytum? Tai jūsų dabar, jūs sakėt, keliautumėt. O žinot, ką mane žmogus į ką lenkia? Sako, ką tu darytum prasmingo ir tavo veikla, ką galėtų padaryti, kad nuo to žmonėm būtų geriau.
ką tu tokio norėtum veikti, kad galbūt tu galėtum padaryti pokytį žmonių gyvenime. Gytautas buvo čia, kalbėjo, ir mes tik su juo kalbėjom apie tai, kad išgelbėta žmogaus gyvybė, nesvarbu, ar tu papaustinai įrašą Facebook'e, ar parašai kažkokį komentarą, ar galbūt dabar su jumis šnekėdamas aš kažką tokio pasakysiu ir jūs tai privers susimastyti. Man tai yra pats didžiausias džiaugsmas. Aš užsidedu varnelę ties dar vienu žmogum, kurį galbūt išgelbėjau arba kurį motivavau ir nusinčiau kažkokią teisingą linkmę. Tai jeigu aš to nebūčiau daręs, taip gyvena didžioji dauguma žmonių. Žinot kaip? Pamodeliuojam scenarijų. Jūs nežinot, kur stoti, taip kaip aš nežinau, kur stoti. Mane vertė tėvai, sako, žinai, tu stok ten. Visuomenė mane vertė stoti arba į vieną, arba į kitą vietą. Aš nesupratau, ko aš noriu. Tokių kaip Studfestas nebuvo, kažkokių galbūt paskaitų seminarų nebuvo, o gal jie ir buvo, aš tiesiog apie tai nežinojau. Tai aš labai džiaugiuosi už jūs visus, kad jūs čia atėjot ir jūs dabar galite išgirsti, galite pamatyti. Tai man kaip atsitiko, tai man taip ir atsitiko, aš nieko nežinau, ką man toliau daryti. Aš įstojau bele kur. Kur stoti? Gerai, šitas klausimas man patinka. Kur dabar stoja didžioji dauguma? Papasakokit, man bent dvi. Teisė, jėga, kas dar? Medicina, okei. Šito nebuvo, kai aš stojau, buvo dvi. Verslo vadyba, teisė. Tai vad girdžiu, teisė yra. Ir įsivaizduokit, visi mes teisininkai. Prabėgo daug metų. Ir gerai, bet toliau mes tą situaciją analizuojam. Bet čia aš dabar jums pasakoju apie patį blogiausią įmanomą variantą, kas atsitinka. Yra ir geresnių. Įstojau į teisę. Pasisekė man. Gerai mokiausi. Gavau gerą darbą. 2 metus. Už dyką praktiškai. Dirbau teisininkų kontoroj. Ir kažkaip susidėliojo žvaigždės. Aš iš tikrųjų esu velniškai geras teisininkas. Aš pradėjau visą tai daryti. Uždirbau krūvą pinigų. Labai daug pinigų. Kuo aš daugiau dirbu, kuo didesnė ta krūva, nepamirškim, kad tai nebuvo mano svajonių darbas, tai nebuvo mano aistra. Aš tiesiog nežinau, ką daryti ir su banda nuėjau. Man 35 metai, aš sėdžiu, dirbu nuo ryto iki vakaro. Žinokit, aš šią situaciją ne šiaip sumodeliuoju. Tokių pažįstamų aš turiu ir tai vyksta realiai gyvenime. Ir žmonių gyvenimuose tai vyksta. Kas atsitinka, jis negali tiesiog net nuo stalo atsitraukti žmogus. Kodėl? Nes jis yra geras teisininkas, gero teisininko reikia. Bet jisai nesveikai maitinasi, didžioji dauguma, nes jis neturi laiko niekam, jis neturi laiko maistui, šeimai, sportui, savo kažkokiam asmeniniam tobulėjimui. Taip, profesiniam tobulėjimui yra, nes jeigu aš to nedarysiu vadinamojo upgrade'o, tai koks aš geras teisininkas. Ir jis toliau dirba ten, dirba. Kai neegzistuoja maistas, kai neegzistuoja sportas, kai neegzistuoja laikas savo šeimai, žinot, kas atsitinka? Ateina liga. Nebūtinai, bet labai daugeliu pavyzdžių, labai daugeliu atvejų žmonės nesulaukia net 40, kurie yra labai stiprus, galingi verslininkai, jie miršta. Nes kai ateina liga, tada tu susimastai, kas vyksta. Ir tik tada didžioji dalis žmonių susimastę apie tai, pradeda ieškoti prasmės. Įsivaizduokit, kokią galimybę jūs turit. Nes jeigu jam 40, o jum 20 arba arti 20, tai jūs dar 20 metų galit nugyventi prasmingai. Tai yra šią dieną, šiandien. Atsakyti tą klausimą, kurį aš jums uždaviau. Ir eiti ieškoti prasmės. Ne šiaip gyvenimo prasmės, bet ką aš daryčiau, jeigu turėčiau visus pasaulio pinigus. Kokia veikla aš užsimčiau. Dabar grįžtam prie tos gerosios istorijos, nes tų blogų istorijų apie mirtis aš galėčiau pasakoti. Grįžtam prie mano istorijos. Sau reklamuotis tikrai nenoriu, bet kadangi atėjau pakalbėti apie turiu idėją pirmin, tai noriu papasakoti, kaip man atsitiko. Tai man uždavė tą klausimą, aš pradėjau ieškoti prasmės ir sakau, gerai, ką aš daryčiau? Kuom užsimčiau? Mano mama, nuostabus žmogus, visą gyvenimą gelbėjo žmonės. Kaip? Jinai nedirbo kažkur kaip gelbėtų, jinai turėjo mus 6 vaikus, jinai mus vesdavo kažkur. Ir mes einam močiutę,
išmaldos prašo. Prieina, kas tau yra močiutė, gal tau kažkuom pagelbėti, jinai susilenkia, atsiklaupia ten, kas tau papasako, kokia čia istorija, kodėl tu čia. Oi, vaikeli, ir prasideda. Dabar įsivaizduokit save šitoj situacijoj. Einat jūs su savo mama ir mama prie smirdančios močiutės, kuri galbūt tikrai būdavo ten ir tų vadinamų benamių. Tai jiegi smirda šlapimu, dar kažkaip. Ir jūs dabar turit, va čia mama pasilenkus ir jūs šalia. Gėda? Aha, matau linksai į galvą. Aš nenoriu iš jūsų, kad jūs visi pasakytumėt ne. Tiesiog viduj turėkit tą ir pamastykit apie tai. O aš mačiau. Aš va taip su mama, kas čia tai močiutė atsitiko, ką čia jai padaryti. Man mama rodė nuostabų pavyzdį. Ką reiškia turėti empatiją viduje. Empatija tai yra sugebėjimas atjausti kitą žmogų, ateiti, niekaip nevertinti, ar jis toks ar anoks. Ir aš sėdžiu čia ir tai bėgo metai. Ir man tas klausimas galvoja iš to žmogaus. Sakau, žinai, užsimčiau savanorystę. O, geras. Tai sako, kodėl neužsiemė. Ir vat jūs, kai atsakysit savo klausimą, kuom jūs norėtumėt užsiimti, aš klausiu jūsų. Tai kodėl neužsiemat, mėlyjeji, ką? Kodėl nedaro tai, ko norit, kodėl nekeliauji? Pinigų nėra. Palauk. O ar tikrai reikia pinigų, kad pakeliauti? Mačiau, mano bičiuliai išvyko 3 mėnesiam, be cento kišeniai, nukeliavo per visą Europą, grįžo atgal, filmas. Tikrai yra įmanomų visokių variantų. Tai štai mano situacija. Man uždavė tą klausimą, aš pasakiau, norėčiau savanoriauti, bet man buvo iškeltas pagrindinis tikslas, tai yra suprasti, kad jeigu aš darysiu ir toliau tai, ką aš darau, kaip tas teisininkas, ką darė, aš dirbau nekilnojamam turte. Ir tai aš prilyginu kažkam panašaus kaip teisė, nes tai yra geras darbas, gerai apmokamas, ten yra daug kostiumų, ten yra daug pinigų, ten yra daug laimės ir tuo pačiu nelaimės. Arba aš kažką norėčiau daryti prasmingo. Ir va šitoj vietoje aš turėjau pasirinkti. Mano pagrindinis tikslas buvo suprasti, kokia yra praraja tarp tų dviejų jausmų, kai aš nekilnojamam turte dirbu ir nesijaučiu laimingas ir nelabai jaučiuosi prasmingai kažką padaręs. Pardaviau, gavau pinigų, tiek žinių, ačiū, viso gero, nusipirkau naują mašiną, mano butas, namas ir aš gerai gyvenu. Ir tarp to jausmo, kur tai yra savanorystė. Ir mane pakviečia pasavanoriauti į kitą variantą. Ir va štai kitas variantas, jeigu nežinot, tai būtinai apsilaikykit. Tikrai. Man jie padėjo labai daug. Ir tenais ateina gal 17 moksleivių ir mes nagrinėjom temą darbas užsienį. Klausimas jum. Kiek iš jūsų galvojate išvažiuoti dirbti į užsienį? Kelkit rankas, tikrai, čia normalus, nieks jūsų nemato. Gerai, šaunuoliai, ačiū už nuoširdų atsakymą. Šviesą jungia ir dabar jūs visus matė, nes čia filmuoja. Jokauju, viskas gerai. Tai va šitoj vietoj aš sakau kiek. Ir iš 17 žmonių 15 pakėlė ranką. Aš sėdžiu apakęs. Iš tikrųjų, nuoširdžiai sakau, man toksai, kodėl? Sakau, gerai, viskas okei. O 2, kurie nepakėlė, sakau, tai kodėl tu nepakėlei? Nežinau. Iš tikrųjų, nežinau, neturiu atsakymo. Gerai, tai tave palieku, gal dar prie tavęs grįšim. Kodėl tu pakėlei? Aš norėčiau būti, įsiklausykit, futbolo trenerė Lietuvoje, mergina. What? Turim tai, bet čia mano buvo vidinis toksai, ne? Aš žiūriu ją, aš atsakingas esu už motivaciją. Ir aš taip įsirėmiau, sakau, klausyk, tu gali daryti tą, jos akis tik pau. A ne? Bet viduj tai buvo, turim tai. Ir jinai taip pat galvoja, ir visuomenė taip pat galvoja, ir ją yra šakės. Bet jinai vienintelė iš visų jų turėjo vieną realią svajonę. Ir jinai tą sėkmingai dabar daro ir įgyvendina. Tai paplokim jai. Tai ką mes toliau darom? Mes toliau sėdim su tai žmonėm, kalbam su vaikais, paaugliais 14-17 metų. Ir aš jiem papasakoju apie tai, kas ten vyksta tam užsienį. Nes aš buvau, aš mačiau. Ir jų nuomonė pasikeičia. Jų nuomonė pasikeičia, turi tiek daug klausimų, akis nusileido, upas nusileido, kas važiuos, ne vienas nebevažiuos. Mokytis, važiuokit, viskas gerai, važiuokit dirbti normalių darbų. Nevergauti, mes čia turim ką veikti, čia dirbkit.
tenais norit važiuoti į gerus darbus, mokytis. Tai aš išeinu, po to mūsų pokalbio su jais, hei, čia dabar toks prisipažinimo, aš verkiu, ašaros bėga, nesuprantu, kas darosi, emocijų širdį čia belekiek, kas vyksta. Ir aš tada prisimenu tą žmogų, kuris uždavė man šitą klausimą. Tai štai kokia praraja. Tarp to, ką aš veikiu, to, ko nemyliu, bet ten yra pinigai. Ir čia kažkas prasmingo, kažkas naudingo, kas pakeitė tų žmonių galbūt gyvenimus ir jie dabar nuo ten gyvens kitaip. Nuo tos akimirkos. Grįžtu pas tą žmogų, savo gerai, supratau, viskas, aišku, ką dabar daryti? Nieko, lauk, ta prasme lauk. Savo, tai kokia čia ta prasminga veikla, iš kur man ją dabar iškišti, ištraukti? Sako, nieko, tu supratai prarają, kai ateis ta veikla, kurią tu turi užsimti, visas pasaulis, visa visata, kalbės apie tai. Šauks apie tai, garsiai, kad tu net neįsivaizduoji kaip. Ir tu tai tik darysi ir niekad gyvenime iš to nebeišeisi. Okei. Ir aš laukiu. 2 metus laukiu. Ženklų buvo va tiek, kad aš turėčiau užsimti tuom, ką aš darau. Aš dabar esu sporto treneris. Pirmąją treniruotę savo pravedžiau prieš 2,5 metų. Į ją atėjo 4 žmonės. Šiandien dienai mūsų bendruomenė vienyje daugiau nei 10 000 žmonių. Aš net nebijoju, kad jų yra net 20. Bet iš tikrųjų, o koks skirtumas? Esmė buvo, kad aš supratau tą akimirką. Žinot ką? Kaip tai aš supratau? Aš jau treniruotės dariau kažkurį tai laiką ir man vis dar buvo neaišku. Ir vieną dieną po tų 4 žmonių, kai jam pravedžiau tą treniruotę, viena mergina prie manęs ir klausė kažko, aš su ja kalbuosi. Ir aš žinau atsakymus. Nesuprantu iš kur. Ateina vaikinas, sako, man ten tas, kojas skauda, ką daryti, aš žinau atsakymą. Ir tada aš išlipu iš savęs. Čia toliau lieka Ignas atsakinėja tam žmogui klausimą. O man į galvą lekia skaičiai, lekia žodžiai, ką aš turiu daryti, įsivaizduojat? Ir aš tada prisimenu tą merginą, kuri sakė, kad kai jau ateis, tai tu suprasi. Ir ten sveikatinti tautą, ieškok trenerių, naudok social media, Facebookas tau padės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš toksai, man lekia, aš nesuprantu, ką daryti, viskas, va čia. Aš išeinu po to, žmonai sakau, jinai čia salė yra, tarp kitko. Sakau, klausyk, man atėjo kažkas, tipo nušvitimas. Sakau, nežinau, kas tai yra, ką daryti su tuo. Paskui kiekvieną dieną viskas leidosi rimo ir man atsirado aiški takoskyra. Tai žinokit, kad jūs galite rinktis. Atsakykit savo iš šitą klausimą. Gerai? Atsakykit į šitą klausimą, kurį aš jums uždaviau. Ir žinokit, kad yra galimybė daryti arba šitaip, arba šitaip. Darysit vienaip, yra gerų pavyzdžių, yra blogų pavyzdžių. Darysit kitaip, irgi yra gerų pavyzdžių ir yra blogų. Bet bent jau jūs būsit laisvi. Aš esu laisvas daryti tai, ką aš noriu daryti. Tai linkiu 3 paskutinių dalykų, kuriuo visada linkiu žmonėm. Turėkit didelės svajonės, nes tik didelės svajonės jūs ves pirmin. Jeigu jūs nepasieksit savo tikslų, arba neišpildysit savo svajonės, arba jūs kažkas privers to nedaryti, vadinasi, tai nebuvo jūsų svajonė ir tai nebuvo tokia didelė. Nes didelė svajonė turi gąsdinti, sveikatinti visą tautą, visą pasaulį, tai yra baisu, aš bijau to, bet aš čia ir tą darau. Antras dalykas, niekada nepasiduokit, nes žmonės, kai jūs juokitės iš tos merginos, kuri futbolo trenerė norėjo tapti, tokių yra labai daug. Ir tokių kiekvieną dieną jie ateina ir neleidžia tau pasiekti tavo tikslo. Ir turėkit tas didelės svajonės, niekada nepasiduokit, kaip ir sakiau. Ir paskutinis, viskas įmanoma. Viskas yra įmanoma, mano pavyzdys, pašnekovo pavyzdys ir jūsų pavyzdys, aš manau, irgi gali įrodyti ir įrodys. Tai 3 dalykai, juos išsineškit, išsineša tą klausimą. Ačiū jums labai, aš jūs labai visus myliu.